Balandžio 26 dieną Visagine vyko renginys skirtas Černobylio katastrofos 40-mečiui paminėti. Apie 800 visaginiečių dalyvavo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius. Balandžio 26 diena – data, kuri ir po 40 metų vis dar atsiliepia nerimu ir skausmu. Ta diena 1986 metais sprogimo Černobylio atominėje elektrinėje padalijo laiką į iki ir po. Taikus atomas, turėjęs tarnauti žmogui, parodė savo griaunamąją jėgą. Radioaktyvus debesis nusidriekė per valstybės ir žmonių likimus, palikdamas pėdsaką, kuris neišnyko iki šiol. Likviduojant katastrofos padarinius dalyvavo apie 600 tūkstančių žmonių, daugiau nei 7 tūkstančiai iš Lietuvos. Ir beveik kiekvienoje Visagino šeimoje yra sava Černobylio istorija. Tarp išvykusiųjų buvo Ignalinos atominės elektrinės darbuotojai, statybininkai, vairuotojai, medikai. Vienus siuntė vykdyti pareigą, kiti vyko savanoriškai. Tačiau būtent jų pastangomis pavyko sustabdyti katastrofos plitimą. Nuo 1993 metų Visagine veikia draugija Černobylis. Kiekvienais metais jos gretos mažėja. Tie, kurie kadaise dirbo petys į petį zonoje, šiandien susitinka vis rečiau. Praėjusį sekmadienį miesto gyventojai tradiciškai susirinko prie atminimo akmens prisiminti įvykių pakeitusių istorijos eigą. Tylos minutę drumstė tik ne pagal sezoną šaltas balandžio vėjas. Gėlės ir vainikai buvo padėti prie akmens, pagerbiant tuos, kurių jau nebėra šalia. Ta pačia diena miesto muziejuje buvo atidaryta atminimo ekspozicija. 1986–1990 metų archyvinės nuotraukos nepalieka abejingų. Sprogimo suniokotas reaktorius, deformuotas metalo konstrukcijos, veidai pridengti paprastomis lepestok kaukėmis, kuriuose atsispindi ryžtas, įtampa ir kartu nuovargis. Juodai baltose nuotraukose nėra patoso, tik realybė ir nuo akių paslėptas radiacijos pavojus. Nematomos energijos ištrūkusios į laisvę. Ypatingą vertę parodai suteikia visaginiečių likvidatorių sąrašas, kuriame beveik 800 vardų ir pavardžių. Jį sudarė muziejaus darbuotoja Natalija Tomša ir draugijos Černobylis vadovė Liubov Astanina. Už kiekvienos pavardės likimas, už kiekvieno vardo istorija. Atidarydama ekspoziciją muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė sakė: visa ši ekspozicija pristatyta 2 muziejaus salėse, sukurta černobiliečiams ir jų pačių pagalba. Ypač noriu padėkoti Liubov Astaninai už tai, kad sukūrė tokį svarbų eksponatą. Beveik pusę metų ji dirbo prie šio sąrašo. Savo rankomis vartė archyvus, senus, jau 40 metų skaičiuojančius dokumentus, kurdama istoriją, miesto ir jo gyventojų istoriją. Atminimo renginys muziejuje subūrė daugiau nei 100 žmonių. Pagerbti atminimą ir išreikšti pagarbą avarijos likvidavimo dalyviams atvyko valdžios atstovai, miesto vadovai, tarybos nariai ir visuomenės atstovai. Miesto meras Erlandas Galagus kreipėsi į susirinkusiuosius. 40 metų, kai taikus atomas parodė, kad gali būti visiškai negailestingas, jei su juo elgiamasi lengvabūdiškai. Gali būti žiaurus ir neatleisti žmonių padarytų klaidų. Šiandien susirinkome mūsų miesto muziejuje, kuriame saugoma Visagino istorija. Ir Černobylis taip pat yra mūsų istorijos dalis, mūsų gyventojų istorijos, kurie nepaisydami didžiulio pavojaus darė tai, ką privalėjo daryti. Padarė dėl visų mūsų, dėl milijonų žmonių, dėl mūsų ateities. Nuoširdžiai jums už tai dėkoju. Praėjo 40 metų. Deja, po tokių sukrėtimų ne visi sulaukia šių dienų. Žinau, kad sąrašai tikriausiai nėra pilni, tačiau visiems avarijos likvidavimo dalyviams, tiek esantiems šioje salėje, tiek negalėjusiems atvykti, reiškiu nuoširdžią padėką. Ačiū jums labai. Padėkos žodžius išsakė ir Seimo narys Jevgenijus Šuklinas. Tuo tolimu metu, prieš 40 metų, kai mes buvome kūdikiai, jūs, būdami dar jauni tėvai, sugebėjote atlikti neįkainojamą žygdarbį. Žemai lenkiuosi jums nuo savęs ir nuo jaunimo kartos, kurios ateitį jūs išgelbėjote, dažnai rizikuodami ne tik savo sveikatą, bet ir gyvybę. Padėkos ir pagarbos žodžius taip pat išsakė tarybos narė Ruzana Katinienė, Borisas Lukoškovas ir Ilja Petrovas. Jie pabrėžė, kad ir šiandien praėjus 40 metų Černobylis išlieka ne tik katastrofos simboliu, bet ir drąsos bei pasiaukojimo pavyzdžiu.
Po oficialios dalies susitikimo dalyviai galėjo pabendrauti ir pasidalyti asmeniniais prisiminimais. Būtent šiuose ramiuose pokalbiuose skambėjo tikroji Černobylio tiesa. Draugijos Černobylis pirmininkė Liubov Fesaninė pasakojo, kad šiandien iš maždaug 600 narių aktyvūs liko apie 40 žmonių. Daugelis jau nebegali dalyvauti susitikimuose, o kai kurių jau nebėra tarp gyvųjų. Pasak jos, žmonėms ypač svarbu išlaikyti bendravimą ir palaikyti vieniems kitus. Tuo metu įvykius jį prisimena paprastai. 1988 metais iš FOS-2 MST-3 buvo išsiųsta dirbti krano mašiniste į avarijos likvidavimą. Ten ji dirbo 11 mėnesių, dalyvaudama statant 4 bloko sarkofagą. Ji kalba ramiai, tačiau už žodžių jaučiamas nuovargis. Nebuvo kam jos pakeisti. Dirbti teko iki išsekimo, o grįžti namo pavyko tik tada, kai visiškai pritrūko jėgų. Kitas likvidavimo dalyvis Vytautas Velavičius. Į Černobylį atvyko iš Karagandos srities Kazachstane pirmosiomis savaitėmis po avarijos 1986 m. gegužę. Jis dirbo avarijos likvidavimo štabe dozimetristų grupėje, sudarinėjo radiacijos žemėlapius ir kontroliavo spinduliuotės lygį. Jis dirbo ten, kur prietaisų rodmenys reiškia mirtiną pavojų. Kartais vos kelios 10 sekundžių užduočiai atlikti, šimtai rentgenų aplink. Jie ėjo ten, kur būti buvo neįmanoma, nes kažkas turėjo tai padaryti. Šiandien iš 12 žmonių grupės, su kuria jis tuomet dirbo, gyvi liko tik 3. Šios istorijos ne apie praeitį, jos apie kainą, kuri jau sumokėta, ir apie atsakomybę, kuri dar laukia. Praėjus 40 metų, Černobylis išlieka žaizda, kuri iki šiol neužgyja. Tačiau kartu jis išlieka ir priminimu apie žmogaus drąsą. Daugiau apie renginį ir černobiliečių prisiminimus skaitykite svetainėje News.ts LT ir YouTube kanale News.ts. Skambantys Šilai 2026. Šimtai balsų Visagino scenoje, įspūdingas chorų festivalis sužavėjo aukštu lygiu. Šeštadienį, balandžio 25 dieną, Visagino kultūros centro Sedulina koncertų salėje įvyko ryški ir iš tiesų didelio masto šventė. Antrasis Lietuvos moksleivių chorų festivalis Skambantys Šilai 2026. Nuo pat pradžių buvo aišku, tai ne tik koncertas, bet ir svarbus kultūrinis įvykis, subūręs šimtus dalyvių ir žiūrovų. Salė buvo pilna. Palaikyti jaunųjų atlikėjų atvyko tėvai, mokytojai, draugai ir chorinės muzikos mylėtojai. Festivalį atidarė Visagino savivaldybės švietimo, sporto ir kultūros skyriaus vedėjos Monikos Gutės sveikinimo žodis. Ji pabrėžė tokių renginių svarbą puoselėjant muzikinę kultūrą ir stiprinant jaunimo bendrystę, pažymėdama, kad būtent per bendrą kūrybą gimsta bendrumo jausmas ir pagarba tradicijoms. Koncerto pradžia iš karto nubrėžė aukštą viso vakaro toną. Į sceną žengė Jungtinis Visagino kūrybos ir menų akademijos bei Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Algimanto Rastenio. Kolektyvas atliko Miko Karoso ir Rimanto Gedraičio kūrinius. Energingas ir šventiškas pasirodymas tapo ryškiu įžangos akcentu ir iškart prikaustė publikos dėmesį. Vėliau sceną užėmė patys jauniausi dalyviai – Visagino kūrybos ir menų akademijos jaunesniųjų klasių choras. Jų nuoširdumas, gyvybingumas ir džiaugsmas dainuojant sukūrė salėje ypatingą šilumos atmosferą. Skambėjo vaikų dainos, kupinos šviesos ir natūralumo. Estafetę perėmė Ignalinos muzikos mokyklos jaunučių choras. Kolektyvas pademonstravo darnų skambesį ir išraiškingumą, atlikdamas tiek lyrinius, tiek dinamiškesnius kūrinius. Buvo juntama sceninė patirtis ir atlikėjų pasitikėjimas savimi. Į
Ypatingą įspūdį paliko Visagino kūrybos ir menų akademijos choras, vienijantis skirtingų tautybių atstovus. Tai buvo tikras daugiataučio Visagino simbolis. Viename skambesyje susiliejo skirtingos kultūros ir balsai, sukurdami harmoningą ir galingą muzikinį audinį. Toliau pasirodė kolektyvai iš Ukmergės. Pirmiausia, Dukstynos pagrindinės mokyklos choras, išsiskyręs švelniu skambesiu ir emociniu gilumu. Po jų Ukmergės meno mokyklos jaunimo choras, pristatęs brandesnę ir turtingesnę programą bei pademonstravęs aukštą pasirengimo lygį. Tikrų teatralizuotų pasirodymų publiką sužavėjo festivalio svečiai iš Šiaulių Juventos progimnazijos choras Melodija. Šis gausus kolektyvas pavergė klausytojus galingų skambesių ir įvairiapusiškų repertuarų, kuriame darniai susipynė lietuviški ir užsienio kūriniai. Vienu laukiamiausių tapo Vilniaus muzikos mokyklos choro Ugnelė pasirodymas. Tai gerai žinomas kolektyvas, turintis turtingą koncertinę istoriją. Jų pasirodymas išsiskyrė profesionalumu, skambesio švara ir sceninė kultūra, sulaukė audringų žiūrovų aplodismentų. Festivalio kulminacija tapo visų dalyvių bendras pasirodymas, kai scenoje vienu metu susirinko 10 jaunųjų dainininkų. Salė tiesiog nuščiuvo. Tai buvo galinga ir jaudinanti pabaiga, kurioje jautėsi visos dienos energija. Festivalis skambantys šilai dar kartą įrodė, kad chorinis menas Lietuvoje gyvas ir nuolat augantis. Didelis dalyvių ir žiūrovų skaičius tapo geriausių įrodymų, kad tokie renginiai yra reikalingi ir svarbus. Jie vienyje, įkvepia ir palieka šviesų bendrystės jausmą.